Opa, teko pirkti kolibratorių, nes gal kokius 5 ar 6 metus neteko naudotis. Dėl ko neteko? Dėl to, kad naudojau tik tai, pavyzdžiui, Vavin pritaisinės. Ten kaip ir nėra reikalavimo, kad būtų sukalibruoti. Bet tenka retkarčiais pasinaudoti su kitais gamintojais, ta prasme padirbėti su kitais gamintojais, kurie reikalauja kalibruoti, nes kitaip į vamzdį pritaisinė, pavyzdžiui, ar mova nelenda. Tai kad pasižiūrim, patestuojam ir parodom, kas kaip. Štai kaip pavyzdys yra vamzdis, yra tviptopo jungtis. Jinai nelabai nori lyst. Kažkaip tai įkišau. Taip, dabar pakalibruojam ir išlys net nenori. Dabar ko puikiausiai lenda. O jūs ar naudojat kolibratorius? Su kokiais vamzdžiais tenka dirbti? Parašykit komentarę.